Sveiki visi, prieš mane yra Kare, šio turnyro čempionas, šio turnyro nugalėtas, pirmosios vietos laimėtas. Ir pirmas klausimas tau, Kare, ar tikėjai laimėsi šį turnyrą, ar tikėjai pirmosios vietos? Iš tikrųjų tikėjausi, jeigu kelis žaidimus pralošiau, dėl to, kad Čysino šiaip dėl tų makro gerai, tai tada žaidžiausiu turiu pralošti šeštadienį to, nes nėra aktyvių žaidėjų. Aišku, o kaip manai, kokios klaidos buvo tavo, kaip pralaimėjai prieš tos Čys, ar reikėjo geriau praskautinti, ar reikėjo su progu daugiau vaikščioti, ar tiesiog nebuvo galimybės tam ką nors pakeisti? Tuos abu gėjimus, kuriuos pralošiau, tai norėjau daryti proxy arku, proxy vieną pailoną ir prie geito turėjau tik vieną pailoną, tai vis tad nušaudavo pailoną, negalėjau pasigaminti stalkerį. Praradau taip pat biškai per daug problemų, bet manau, jeigu šiaip galėjau apsižinti. Jo, tikrai gynėsi labai gerai. Šiaip kaip vertini renginį, kaip tau technoravas Lampatės? Šiaip aplinka viskas gerai žmonių, nemažai žmonių. Šiandien biškai važiavo antrą dieną, bet visai neaišku. O biškai ilgokai reikia lankstomo mašų, bet šiaip yra ką veikti, yra žaidimų šiek tiek, tai viskas gerai. Ar jūs sugalvoji, kur mes būsim tos pinigus, kuriuos laimėjai? Ne, nesugalvojau nieko, tiesiog kažkur gyvenimai. Kiek laiko maždaug skiri vidutiniškai StarCraft'ą per dieną, per savaitę? Aš šiaip žaidžiu kas dieną, bet būna kartais, kad nežaidžiu, bet retai. Šiaip įvairiai, ten nuo kelių valandų iki 10 valandų. Visai būna, kiek turiu laiko, kiek šiandien. Koks tavo geriausias matchupas? Tikriausiai, kad prieš Teraną, bet iš tikrųjų manau visi gan panašus, tai sunku pasakyti. O kuris tau labiausiai patinka? Gal šiaip labai random, bet sakė, greiti žaidimai, smagus, daug mikro, tai nenuobodu. Tai tau labiau patinka Micro ar Macro? Iš tikrųjų būdu patinka, bet PvP tai kad ir žaidė makro, bet mikro vis tiek visada reikės, o kituose mažiau gal šiek tiek. Ar manai, kad Ariu gerai padarė, kad retairino iš StarCraft'o, ar manai, kad geriau būtų pasilikti? Tai aš aišku norėčiau gal pasilikti vis tiek, toks buvo, galima sakyti, konkurentas pagrindinis. Dabar tai jau nelabai pasilikau, bet tai suprantai, vis tiek. Jisai turi darbą, tai mažai laiko, nėra ką veikti, nėra kodėl žaisti. Ar turi kokį nors planų ateity susijusiu su StarCraft, ar kokį nors turnyrą dalyvauti ar laimėti, pavyzdžiui, DreamHack'e, ten VSS, Europoje bandyti kažką pasiimti? Dalyvauti tai kol kas nežinau, bet laimėti, manau, kol kas nepavyks dar tokių didelių turnyrų, nes visi koriečiai suvažiuoja, tai nesu dar jų lygių. Važiuotai, nežinau, kol kas gali būti. Kaip manai, ar Europoje yra labai daug stiprių žaidėjų, ar jie maždaug silpnesni palyginus su kitais kontinentais? Ne vien Korėja, o Amerika? Na, tikrai stiprių, kurie pasipriešino ten korėjiečiai, tik tai keletas Europoje yra, o Europos lygių tai yra gerų, nemažai. Tokie mini kvaili klausimukai, koks tavo mėgstamiausias unitas? Stalkeris gal? Patinka blinkint. Dėl to vis tam tai visą Stalkeris. Linksam. Aišku. Tai va, dėkui tau už interviu, gal nori ką mums perduoti savo žiūrovams, savo fanams, šeimos nariams. Dėkui visiems, kurie žiūri mano streamą, palaiko. Ir visus su kalėdom. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Kare, šio turnyro nugalėtas, pirmosios vietos laimėtojas. Dėkui.